Labadiena, gerbimieji futbolo sirgaliai, kviečiu jūs į Jonavos sporto areną, kur netrukus Top Sport Futsal A lygos 6 turo susitikimas. Helveris Tačiakas, smūgis rikošetas kampinis. Kol kas vieną keitimą tik tai atliko. Ojojoj, kaip paleistas Tačiakas Helveris ir pirmasis įvartis. Atsiduria kamuolys VIP vartuose. Labai gerai suvaikščiojo kamuolys ir Paulius Osauskas siunčia jį šalia vartininko 2-0. Na, čia išskirčiau visą kombinaciją. Smaičius gerai dabar susidaro erdvę ir tikslus smūgis į apatinį kampą 3-0. Kol kas viskas vyksta į vienus vartus ir štai, laukiame ir pagaliau sulaukime 1-3. Na, kaip tik sukosi nelengvai, tačiau apsigynė. Dabar pavojinga situacija. Helveris, puikus perdamas ir Benjaminas Maičius muša dar vieną įvartį 4-1, bet čia aišku liūto dalis šio įvarčio priklauso Tačiakui Helveriui. Na, kaip puikiai. Telman. Pavojinga situacija, bet smūgiuoti vartus puikiai sužaidė ir gynyboje. O štai toks smūgis ir po Artemos Pelmano perdavimo Igoris Pileckis sako, dar ne viskas. Šios dienos rungtynėse dar eilė rikošetų. Justas Seskutis gaudo kamuolį. Raštutis ir atrodo, kad Ignas Raštutis šiuo smūgiu pasako, kad nieko čia nebus, gerbimi svečiai. Galingas, reikia pripažinti, kad vis tik tai Jonavos Vikingai tų įvarčių ir įmušė daugiau, ir galimybių pasižymėti taip pat turėjo daugiau. Rungtynės buvo sunkus iš tikro. Nežinau, ar tikėjomės mes tokių. Galbūt žinojom, jog bus komanda priešininkų atsitraukus, žais nuo vidurio, tai uždarė mum tos plotus, bet radom spragas ir įmušėm įvarčius, bet pirmą įvartį gavom po kampinio, grubi mūsų žaidėjo klaida, bet, kaip sakoma, mokomės dar tik tai, viską šlifuojam. O antras kėlinys, manau, buvo biškai kovingesnis, varžovai davė kovą ir pelnytai, manau, nugalėjom. Labas vakaras visiems, tada esu Mažeikių VIP žaidėjas Artemas Pelman. Tai šiandien, ką čia apie rungtynės pasakysiu, dėsningas rezultatas iš esmės, nors iš vienos pusės galėjo būti ir mūsų naudai. Ta prasme, kad mes galėjom iki 4-3 išlikti iki rungtynių galo, neįmušėm į virpstą pataikėme. Iš kitos pusės galėjo ir blogiau mums būti, galėjom ir daugiau gautų įvarčių, tai aš manau, kad Vikingai yra nusipelnę šiandien pergalės, nes visą galvą iš esmės geresni už mus, ką čia daugiau pridursi, iš esmės jie kiekvieną dieną treniruojasi, mes be treniruočių, tai aš manau tikrai jie verti šiandien pergalės.